Kauno miesto termoso tinklo vadovui Jurgiui Laurinavičiui ir paprašysim Jurgio papasakoti, galbūt ir labai greitai pademonstruoti, ant kiek yra paprasta naudotis termoso visa infrastruktūra, kaip paprasta rezervuoti dėžutes iš vienos pusės prekybininkui, iš kitos pusės, kaip paprasta vartotojui atsiimti prekes. Jurgi, nesigirdim. Jurgi, mikrofonas. Taip ir supratau. Sveiki gyvi, mano vardas Jurgis, Tomas jau mane pristatė. Trumpai pristatysiu naudojimąsi termoso platformą, sakykim taip. Jūs esate ūkininkas, auginate, tarkim, jautieną ir norite savo produkciją talpinti į maistomatus termosas. Jums yra sukuriama platforma, taip, į kurią prisijungiate slapyvardžiais ir atsirandate štai tokiuose savo namuose. Pat šita vieta, kur dabar termosas LT, tai bus jūsų ūkio pavadinimas ir tai bus jūsų ūkio sukurta paskyra. Pirmiausia, ką reikės padaryti iš toj paskyroj, aišku, matot 3 taškus, kuriuose stovi mūsų maistomatai. Tai yra, kaip Tomas jau minėjo, dar pasikartosim, prie Megos. Garliava, tai vadinam Sabaliausko 2, vadinam Garliava, važiuojant iš Aleksoto į Garliavą per vidurį maždaug ties Narsiečiais ir Ringauduose ant Šakių plento prie Vinotekos. Ką toliau darom su paskyra? Pirmiausia, mums reikia susikurti kurjerį. Kurjeris bus naudojamas vėliau, jisai susikuriamas labai greitai. Reikia tik tai vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ir spaudžiame išsaugoti pakeitimus, kur reikia generuojam kodus, pat ir visas jūsų darbas, kurjeris sukurtas. Toliau jūs ką, užauginot jautieną, pardavėt keliems, tarkim, žmonėms į Ringaudus ir reikia užrezervuoti dėžutę. Ką mes darom? Mes einam į dėžutės rezervaciją. Tai čia pasirenkam tašką, į kurį mes vešim, tarkim, į Ringaudus. Einam toliau, pasirenkam dieną, kada mums reikalinga dėžutė. Pastaba iš karto, lygiai taip pat kaip dėžučių dydžiai, nuo dėžučių dydžių kaina nepriklauso, taip ir nuo laiko, sakykime, parą ar 2 ar 3 valandom. Šiaip dėžutė yra rezervuojama dienai laiko, parai laiko. Taigi pasirenkam dieną, kada norim atvežti, laiką ir einam toliau. Kai einam toliau, atsidaro mums jau matytas piešinėlis su išdėstytom, reiškia, aparato viso maistomato dėžutėm. Viršui matot, kaip minėjo, didžiausios dėžutės nereguliuojama temperatūra, šviesiai mėlyna šaldytuvo temperatūra 2-4 laipsniai ir frizeris arba šaldiklis, tai yra -19 laipsnių. Vėlgi, liniuotė ypatingai svarbi žmonėms, ūkininkams, kurie veža produkciją, tai yra durelių dydis, per kurį įsistato, per kurį padedamos prekės. Kaip ir minėjo Tomas, dar kartą pasikartosiu, iš tikrųjų labai patogu kažkokią kartoninę dėžutę atvirų viršum. Netgi pasakysiu savo, pats naudojausi jau šaldiklių, buvo reikalas, tai labai gražiai iš mano šaldytuvo šaldiklio, tokia dėžutė, kokia 15 cm ar 10, pilna kvadratinė dėžutė, įlindo, užsidarė ir pabuvo tam tikrą laiką. Išbandymas buvo padarytas. Taigi kvadratinės dėžutės, telpančios pro angą. Na kągi, dėžutę išsirinkom. Ar ne, mums, tarkim, reikia šaldiklio. Šiuo atveju pažymėta nereguliuojama, gerai. Einam toliau.
Čia svarbu. Suvedam, rezervuojant dėžutę, suvedam užsakymo numerį, pasirenkam kurjerį, kurį jau suvedėm anksčiau. Tai kurjeris, tai įsivaizduokim, kad esat tas pats ūkininkas, jeigu pats vežtumėt prekes. Gali jų būti keletas. Ir dar pastaba, visus duomenys suvedus tiek kurjeryje, tiek dėžutės rezervavime, visi duomenys išsisaugo sistemų. Taigi šitam puslapį, kur rezervuoja dėžutę, jums reikės suvesti užsakymo numerį, kurjerį, pirkėjo telefoną, atkreipdėmėsi į telefono kodą +370 ir paskui be 8, vardas, pavardė, elektroninis paštas. Viskas, spaudžiam toliau, pasitikrinam duomenis, ar viskas gerai. Šita dėžutė buvo užrezervuota Mego, Islandijos plentas, matom, A1, pat ir viskas. Kai paspaudžiam baigti arba finish, mums ekrane išmetamas, rodomas pristatymo kodas. Tai yra kodas, kuriuo kurjeris veš prekę į maistomatą. Visus užsakymus savo ūkininkas gali stebėti, kada atsiėmė, ar kad padėta ir panašiai. Ir dabar paprastas trumpas pristatymas, kaip naudotis prie pačio maistomato. Ar klausimų yra? Ne. Gerai, trumpas pristatymas, kaip prie pačio maistomato naudojamės. Pirmiausia, atvykus mums reikia pakrauti dėžutes. Spaudžiam pakrauti dėžutes, mūsų paprašo nuskanuoti dėmesio kurjerio kodą. Kurjerio kodas yra ten toj vietoj, kur sukurtas kurjeris. Rasite dešiniai pusėje 4 opcijas, tenai ir yra kurjerio kodas. Nuskanuojam iš pradžių kurjerio kodą, tada nuskanavę kurjerio kodą dėmesio, skanuojam prekės pristatymo kodą, tą, kurį mums davė atsispausdinti, baigus rezervuoti dėžutę. Joje yra visa informacija, kliento telefonas, e-mailas ir pabaigus šitą operaciją, nuskanuojam pristatymo kodą, atsidaro dėžutės, tos spintelės, kuri buvo rezervuota, įdedam prekę, uždarom dureles, paspaudžiam pirmin ir pabaigti pakrovimą. Kai mes atliekam šitus veiksmus, klientas, po visų atliktų veiksmų, klientas SMS žinute arba e-mail gauna atsiėmimo kodą ir žinia, kad prekė jau pristatyta. Tai trumpai tiek apie pristatymą, o atsiėmimas dar paprastesnis. Užsakymo paėmimas, atvažiuoja klientas, gavęs QR kodą, skanuoja QR kodą savo arba įveda rankiniu būdu, jam atidaro dureles, kuriuose įdėtas yra jo prekė, pasiema ją, uždaro ir viskas.